Sveiki, esu Tomas Dirmeikis, esam šeimos ūkis, ūkininkaujame Kauno rajone. Esam jau ilgus metus draugai su Skandagra ir dabar kaip tik kuriame demonstracinį lauką, kuriame yra pasėta 10 skirtingų rapso veislių. Šiemet su rapsu panašiai kaip ir daugelį paskutinių mūsų atvejų metų, kad rapsus kuliame po žieminių kviečių pjūties. Tai dažniausiai būna, kad pakuliam 2-3 dienas rapsą, tada prinoksta kviečiai ir tada saugodami jų hektolitro masę, jų kokybę, tai metamės į kviečius, kuliam kviečius. Ir jau po kviečių kulimo grįžtam į rapso laukus. Mūsų pagrindinis pasirinkimas renkantis rapso veislės ir yra, kad veislė galėtų išbūti lauke ilgesnį laiką, kad galėtų iškęsti, kol mes prisiruošiam prie rapsų kulimo. Ir vien dėl šitos pagrindinės savybės renkamės veislės, kurios turi ridiko geną, tikrą ridiko geną. Tai renkamės dekalb veislės. Ir viena pagrindinių veislių mūsų ūkį, kuri jau eilę metų užtarnavo gerą vardą ir šiuo metu ūkį sudaro didžiausią plotą, tai yra veislė dekalbo Deka-Excited. Ir dabar kaip tik kuriame, kaip minėjau, demo lauką. Jame yra pasėta 10 skirtingų veislių ir šiemet tas bandymas tapo dar įdomesnis, nes turime ne tik dekalb veislių kolekciją čia pasėję, kiekvienos veislės po porą hektarų, bet ir yra garsiausios, populiariausios KVS-o, Basfo Invigor veislė ir Rapulio veislė. Tai bus labai įdomu pažiūrėti, kaip rapsai atlaikė liūtis, 2 paras trukusias su vėju, palyginti derlingumus, visą sezoną stebėjom, žiūrėjom, kaip augo, lyginom, paradom tam tikrų primtinų dalykų mūsų ūkių, tam tikrų dalykų, kurie mūsų ūkiai pasirodė netinkami tarp veislių. Šiuo metu dar lauką tik taip apsivažinėjom ratu, belia kaip dulka. Turbūt nežinau, ar matosi pro langą, bet lauką apsivažinėjom ratu ir tada pradėsim kiekvieną veislę kulti atskirai ir žiūrėsim, kas gausis per rezultatai. O visumoje tai rapsai, kaip bebūtų keista, tai visai gerai atsilaikė prieš gamtos negandas, prieš liūtį, prieš stichijas, prieš vėją. Ir kaip bebūtų keista, net nors laukai yra drausti, bet be to draudimo kaip ir manom, kad kaip ir nesiekiam franšizės, nes tik tais ant technologijų kažkur pakraščiuose yra šiek tiek rapso pabirėję. O didžioji dalis, gal dabar nupūtė vėjas dulkės ir matosi, kad didžioji dalis laukas tamsus, neatsidarė ankštaros, paskui galėsim išlipti pažiūrėti, tai tas džiugina. Ir rezultatas tiek pagal kombainą, tiek pagal svarstyklės vis dėlto, kad ir tiek pralaukus mus tenkina. Kadangi tai yra demonstracinis laukas ir jam reikia pakankamai daug dėmesio skirti, norint, kad susėti 10 skirtingų veislių, tai reiškia, kad po kiekvienos veislės reikia išvalyti sėmą, užpilti naują sėklą. Tai šitas laukas buvo sėtas paskutinis pernai metais ir jisai buvo sėtas rugpjūčio 26 dieną. Pakankamai vėlyva gavosi sėja, bet pagal pernai metų rudenį ir pagal dabar jau kaip matom rezultatą, tai buvo teisingas ir geras sprendimas. Sėta yra 35 augalai į kvadratinį metrą. Ir dabar, jeigu kalbant apie technologiją, tai iš rudens buvo naudotas Belkaras su metazamiksu nuo žolių. Taip pat stengiamės jau kuris laikas
kuo greičiau sutrumpintos augalus neleisti ištysti, tai ties 2 lapeliais buvo naudotas augimo reguliatorius su boru, aišku, pabiros per 2 kartus. Tai iš rudens turbūt būtų tiek, o pavasarį žinoma mityba. Šiemet bandėm, aišku, visi jau šiemet metais bandė pasigauti stiebinę paslėptą straublį. Manau, kad visai gerai pavyko. Aišku, jų banga gal nebuvo, banga buvo didelė, bet kai žiūri visumoje, jų žala gal nėra tokia jau didelė šiemet padaryta ir stiebai yra žali, sveiki. Paskui, kas sekė, ūkyje naudojam 2 fungicidų technologiją, tai žydėjimo pradžioje ir žydėjimo pabaigoje. Purškiam rapsus nuo ligų, o su kenkėjais kaip ir nebuvo šiemet didelio antplūdžio, tai tvarkyti sekėsi visai gerai. Kalbant jeigu apie tręšimą, tai iš rudens buvo lokaliai susijamąją įterptos NPK trąšos 10, 26, 26, 200 kg. Tada, žinoma, boro trąšos, o pavasarį atsinaujinus vegetacijai, taip pat prie boro, prie insekticido buvom pridėtas chelatinis manganas ir chelatinis cinkas. Tai turbūt iš mitybos azoto, nepaminėjau, azoto gavę šitie rapsai yra 175 kg veiklios medžiagos. Jeigu kalbant apie rezultatus, tai šiemet vėl 90% rapsų veislių mūsų ūkį sudarė dekal veislės. Pagrindinė veislė Excited'as, kuris jau, kaip minėjau, užsitarnavęs yra mūsų ūkį gerą vardą ir jau eilę metų tenkina savo rezultatais. Jeigu kalbant apie pernai metus, tai visumoje sauso valyto rapso išvežus į uostą gavosi 4,7 tonos iš hektaro, o šiemet manau, kad bus truputį mažiau, bet visumoje rezultatas geras. Pavyzdžiui, va šitam lauke, ką kuliam, tai bunkerinis derlingumas keliauja apie 4,8 tonos, kažkiek nusivalys ir manau, kad prekinio rapso vis tiek perlipsim apie 4,5 tonos. Tai rezultatas tikrai džiugina, žinant, kokią sąlygą šiais metais turėjom, kad buvo ilgą laiką sausra, tropinės naktys, karščiai ir kad dabar turim tai, ką turim, kaip mes dabar rapsą skutom nuo žemės ir kad jisai neišbyrėjo ir atlaikė audras. Jeigu kalbant apie veislių pasirinkimą ūkį, tai kaip būtų keista, tai mes jau mėgstame eksperimentuoti ir renkamės daug veislių. Kad ir dabar šiais metais turime, neskaitant demonstracinių veislių, kurios tą skaičių dar padidintų, bet turim 7 veislės skirtingas. Kai renkamės veislę, tai aišku, pagrindas niekad neneriam stačia galva į naujas veislės, esam truputį bailūs to klausimu, vis pasibandai po kažkokį mažesnį plotą ir tada jau tą plotą vis didinti ir didinti, tai buvo su Excited'u. O kai renkamės veislę, tai turbūt kodėl šiuo metu visos veislės, beveik visos veislės pas mūsų ūkį yra dekal veislės, tai dėl savo išskirtinumo neišbyrėti, dėl to tikro ridiko geno turėjimo. Nes, kaip minėjau, mūsų ūkyje yra tendencija, kad mes rapsus kuliam vėlai. Šiemet tik tais pagal datą gavosi taip, kad ta data yra palyginus protinga, šiandien yra rugpjūčio 1 diena, bet jeigu tai būtų normalūs drėgni metai, tai rapsai turėtų prastovėti, iškentėti, nokti, tai netgi yra buvę atvejų, kai rugpjūčio 2 pusė. Tai reiškia, kad rapsas turi ilgą laiką išbūti ant lauko
Ir mūsų ūkiai mėgstamiausias veislės yra vėlyvos brandos. Patinka tikri aukštaūgiai hibridai, kai dažnais metais rapsas auga ir patį žmogų, patį ūkininką, tai kažkaip tada būna smagu, džiugu, kad tokie masyvūs gražūs augalai. Nepropaguojam augimo reguliatorių rapsuose, leidžiam jam augti maksimaliai, kiek jis tik gali, nes tada mums atrodo, kad tas pats augalas būna atsparesnis tiek šalnom, tiek kitom negandom, kai mažinam jam streso kiekį. Tai va, renkamės aukštaūgius, vėlyvus, hibridus ir kaip minėjau, svarbu labai, kad ta veislė turėtų savybę ilgą laiką išbūti neišbyranti, neišbulanti ir išsaugotų mum derlingumą, kol mes bandom susirinkti kviečius geriausių parametrų, maistinius ir geros kokybės. Tai va, o dabar kūrėm antrą bandyminę veislę. Jinai kol kas Lietuvoje dar neturi registracijos ir dar neturi pavadinimo, tai yra kodinė veislė. Rezultatas irgi yra visai neblogas. Jeigu įdomu, galit užmesti akį į ekraną, kas darosi. Šiaip iš pradžių tai buvo labai didelis skirtumas tarp veislių prieš lietų pagal atsparumą išgulimui. 3 iš 10 veislių buvo pakankamai stipriai sugulę net ir be audrų. Tai vat irgi, kai į tą savo sąrašą įsirašėm, kad vat tos veislės yra lepios ir kad geriau jų nesirinkti, tame tarpe ir šita veislė buvo sugulusi labai stipriai. O dabar taip gavosi, kad tos visos veislės pasidarė priguldytos, aišku, nėra labai stipriai. Kūlėm be pakelėjų, kad mažiau dar tos rapsus, išskalbtus rapsus judinti ir mažiau patirt nuostolio kūliant. O šita veislė, realiai net ne šita veislė, o visos dabar jau likusios veislės jau pasiekė pilnumoje bazinę drėgmę. Jeigu pradėjom su 12-13 drėgmės prieš lietus, prieš kviečius, kult rapsus, tai dabar turim 6-7% drėgmę. Reiškia, bazinė drėgmė, švarumas irgi atrodo visai neblogas. Kai va dabar išdžiuvo rapsas, tai jeigu matot va drėgmė 6, tai labai trupas stiebai. Ankštaros ir stipriai apkrauna sietos, tai ir greitis kombainų yra kritęs, lyginant su tuo, kai kūlėm juos anksčiau. Negalim taip greitai pavažiuoti. Bet visumoje viskas super, kad jie atlaikė audrą ir liko ką kulti, kad nereikia nusmulkinti tokių gražių šiais metais augalų, kurie išaugo virš 2 metrų, o vis dėlto galim susirinkti užaugintą derlių. Vežam į ūkį, turime džiovyklą, valomąją, kurie labai džiaugiamės, nes šiaip stengiamės rapsus kulti. Nesistengiam su švarumu. Norim susirinkti kuo daugiau į kombainą, o tada jau ūkiai juos prasivalyti. Tai visas derlius važiuoja į ūkio bazę ir tada pravalom, jeigu reikia, pradžiovinam ir tada jau viskas keliauja į uostą. Tai šiemet džiugina visai aliejus. 48 mažiau nebuvo. Aišku, iš pradžių sezono nedžiugino įmonių siūlomos supirkimo formulės, bet panašu, kad po truputį lūžta ledai ir eina tas dalykas geryn. Birža, aišku, jeigu kalbant apie kviečius, tai irgi tokia, kur norisi dar laukti. Aišku, nežinia, ko sulauksim. Bet jo, rapsai visi išvažiuoja į uostą ir džiugu, kad tikrai buvo baisu per tą audrą, nors, kaip minėjau, mūsų pasėliai yra drausti, bet geriau, kai nereikia naudotis draudimu, nes realiai draudimas yra tik tais
skausmo sumažinimui, nuostolių kompensavimui daliniam, bet tikrai tai nėra verslas. O verslas yra, kai pavyksta užauginti gerą derlingumą, kai pavyksta nuimti, kai pavyksta gerai parduoti. Tai manau, kad čia yra ūkininkavimo sėkmė. Ir turiu pasidžiaugti komandą, kuri be proto gerai dirba, stengiasi ir nors ir yra rugpjūčio 1 diena, bet esam nusikūlę turbūt jau apie 80% ūkio laukų. Tai viena tokių link rekordinių vėlapjūčių. Ir šiais metais taip gavosi, kad dėl savo lankstumo, dėl vadybininko pastangų nemaža derliaus dalis, kuri netelpa į bokštus, į angarą, išvažiavo į uostą, didžioji dalis į Skandagrai. Tai, kaip ten bebūtų, nors ir dažnai būna, kad ūkininkai paburba ant supirkėjų, kad jie linkę pasukčiauti, bet visumoje atitiko kokybę. Tai, ką atrodė, kad mes krauname ir vežame, tai tą ir rado uoste. Tai linkėjimai laboratorijai ir su svoriais šiais metais nebuvo problemų, tai dėl to viskas okei. O šiaip, dabar užkrauta. Uostas turbūt nepriima iki savaitgalio bent jau, tai turbūt parodo, kad tie derlingumai Lietuvoje yra visai neblogi. Vidutiniai turbūt galima sakyti, turbūt daugelis tame tarpe ir mes tikėjomės labiau rekordinių metų, bet kaip sako, negalima vyti dievą į medį. Ir tie rezultatai yra virš vidutinių į geresnę pusę, tai džiugina. Buvo išgąsdinę audros, bet panašu, kad ir kokybė, ir rezultatai po lietaus, po audrų, po vėtrų nėra jau tokie prasti, kaip daugelis bijojo ir tikėjosi. Ir smagu, kad eina įvažiuoti į laukus. Nors gavom apie 60 mm lietaus, bet aišku, ir šiauriai kolegos gavo daugiau, ten pas juos sudėtingiau, bet vidurio Lietuva, tai tikrai nėra. Buvo baisu, atrodė nekaip, bet kaip matom, eina pavažiuoti. Dulka, toliau eina numinėti derlių, tai iš tos pusės esam laimingi.